Vyriausybės posėdėje priimtas sprendimas uždaryti sieną tarp Lietuvos ir Baltarusijos, 2 pasienio punktai, vienam mėnesiui. Ir turint omenyje, kad šitas sprendimas gali būti pratęsiamas tiek, kiek to reikės. Tai labai prašau visų susikaupimo ir supratimo. Tikrai suprantu, kad tiek mūsų piliečiam, tiek mūsų verslam tai sudarys nemažų kliučių ir nepatogumų, bet šiandien negalim nereaguoti į hibridinę ataką nukreiptą į Lietuvą. Jeigu mes ir toliau matysime nukreiptas atakas į Lietuvą, mes ir toliau tęsime šitą griežtą priemonę. Tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas apie planus vėl atverti 2 pasienio su kaimyninė valstybė punktus paskelbė vakar. Niekas nesitikėjo, kad mes imsimės tokių veiksmų ir kad hibridinė ataka bus dabar ir čionais nukreipta prieš Lietuvą. Ir dėl to kiekviena šalis turėjo savo sprendimus. Tačiau įvykus pastaruosiams įvykiams čia Lietuvoje, matyt ir mūsų sąjungų bei kaimynų planai koreguosis. Rytoj aš išvažiuoju į Latviją, susitiksiu su Latvijos premjere, tai bus irgi vienas iš klausimų, kurį taip pat aptarsime. Pranešama, kad žadama atidaryti Kuznicos perėją uždarytą nuo 2021 rudens ir Bobrovnikų perėją uždarytą nuo 2023 žiemos. Lenkijos premjeras pareiškė, kad abu punktai gali būti atidaryti lapkritį. Lenkija priėmė sprendimą dar iki visų įvykių, kuomet tai atsitiko pas mus Lietuvoje. Dėl to ir Lenkijos premjeras išėjo su pareiškimu, kad dabar matantis tai, kas vyksta čionais, jis netidėliotinai konsultuosis dėl savo veiksmų, kalbant apie sienos atidarimą su mumis. Tai normalu, kad kiekvienas gyveno savo gyvenimą, bet atsitiko tai, kas atsitiko. Mes irgi to neplanavome, dėl to ir koreguojame savo planus, savo darbotvarkes.